Su peilės elkimės atsakinga. Iš katros čia posis man dabar. Čia iš viršaus. Nusprendėjau padaryti on apžvalgėlį šitą. Pirmas iki. Pilną apžvalgą. Žemaitiška. Jeigu kartas, laukit, leiskit padaryti vadinamai disclosure. Kol kas dabar norminė, literatūrinė, lietuviškąją kalbą. Jeigu jūs kokių nors mano frazių žemaitiškai nesuprasite, mielai prašom parašyti komentarą, pasakyti, kurios vietos ir kurių frazių nesupratote. Aš jums komentaruose jas išversiu. Atidarinėjam šitą. Nežinau, be reikės dar to peiliaus. Gal? Iš tikrųjų nieko nepasiskaičiau. Dabar aš dar jums dar visus techninius dalykus truputį vėliau papasakosiu. Čia mums pirms atidarėms ir pirms įspūdis. Excellent. Wow. Kas čia įrašinėjant dar nėra išleistas. Aš gaun pirmasis pamėginti. Man atrodo, šiandien ir pagrindinį dien, kai išėnons. Tai linkus jūs jau rasit video prašym. Kas čia per demonstriuk? Įplons ir... Atsiprašau už garsą. Kad tromposi dabar, ne, nu, ateik, nu, aišku, naus daiks, tai reikia čia tiek pridėti. Da, nesibaig. O, jau į šitą pabaigą. O, vakulėlį. CPU. Gal jis susakys iškart, kas čia į vidau. Žinau, kaip kiti ten daro reviewsus, ten teik. Aš iš savo pozicijas. Ko aš galvoju, to aš ir pasakysiu apie ton šitą. Monstrėlį. Iš paprastą akmenėlį žemaitės žemė. Perspektyvas. Ar ons į gerą? Aš žinau, kad ons ir gerą. Zenbox. Ne pirms katron apžvelgum. S16 modelis. Naujausis, koks dabar be galbūt rinko. Buvo website atsidaręs vieną nuotraukėlį, mačiau, kaip ons atrodo. Bet gyvą dar nelaikiau. Atrodo labai gražiai. Tai gerai, perskaitom, kas čia yra. Turim Ryzen AI 9. Čia jau ir patobulint. Jau viskas, jau nuo AI mes niekur nebepabėgsim. Čia jau antras, man atrodo, man laptops, kad man apžvelg, kur turi jau AI čipus. HDD rašo without HDD. Reiškia, netur kietojo disko, bet užtat tur solid diską. SSD 2 TB. Tada ramų mes čia turime, ką priklauso normaliam gamingo laptopau. On šiaip ir teikia į krek, on teikia ir galings paveš žaidimus. Gamingo tink. Jūs pamatys, koks yra nuplanuoms. Aš noriu pačiupinėti. Baikit, žinau, ko galvoja. Gera, 32 GB RAM, tvarkinga. Wi-Fi 7. Tai čia tas, kur jau prisijungi ir jau be jokių trikdžių veik. Nors aš vis dar esu laidas žmogus. Gal jau reikėtų tus laidus mes pro šalį. OLED ekrans. WQ+. GLGG. 11 Windows įrašyti. Kalbas International. Ir batarikis 78 VH. Volhekinis batarikis. Ne, kas suprantat, tas suprantat. Da, biškriek peiliaus, kaip sak. Nurakti ton šitą. Kaip šaibelis garsus buvo. Ne, aš čia nepirstilėjau čia. Sakiau, atsargiai su peiliuose. Ketvirt, sykels. Kvep kapnaus. Ale, kaip į dailę supakauts. Nu, ko pradedam? Jums irgi reik rodyti, ne? Wow. Palauk. Čia turbūt bus ką priklausa. Musakas. Kabeliuks, adapteriuks į europietišką rozetę. Ir čia jau šitas. Susijung. Ir vis puikiausia veik. Pasidėsiu biškį šoną, nes mums neaktualiausias dalyks, ons vis tai kažkiek bus. Asus šiap, dėželį ir labai gražiai padaryti, nežinau, kiek jums čia atrodo atsispindėjimų. Wow, wow, puikumėlis. Ejauka. A jums čia taip atsilenk. O, wow, žiūrėk, čia net parašyti ir kaž. Be light, unique. Kap čia, man reik žemaitiška, dabar palauk, biškį prisitinkščiais. Be light, unique, enduring. Everlasting, jaukoju. Taip ir parašyti iš tikrųjų. Be zen. Tai čia ir įdėts jaučiu. Tas dalyks, kur nieks neskaita. Manuals. Komentarus. Brūkštelkit, žinot, kiek iš jūsų skaita ton user manual. Didės dėžėlį čia. Pati dėdžiai grožį. Ir pirmasis mano įspūdis. Aš mačiau, kaip jums atrodo. Palauk, aš dar turiu to nuplėšim padaryti. O. Susikaukiam. Pirmiausia, jums nugarėlį parodysiu, nes tas designs, aš už tom dizaino duodu 10 iš 10. Ko čia mes dar turėjom parašytą? Design you can feel. Asus ZenBook S16. High tech. Keramik. Keralumininium. Kodėl jūs tokį žodžių sugalvojat? Ceralumininium. Čia ką čia? Keramika su aliuminiu maišyta. Ar kas tas yra? Ceralumininium. Aš turiu nuklijau tom. Gal tą priklėjusiam atgal, jeigu reikės. Wow. Per gerai atrodantis dalykėlis. Čia dar vienas. Kiek man patink tus dalykus daryti. Wow. Nu, matot, lėta. Kaip būn per tus reviews, žinai, kur ten jau profesionala, kur dar. Ne, tokiai kaip aš. Lėta šitas.
Nežinau, kiek atspindžių rodančiais, bet tvarkiai už kameras ir gal pamatyti, ir gal net nukirpsiu. Vau, bet gera. Nu gerai, pradėkime paprastų dalykų šitą sėdam ant žemės. Ko mes turėjom šuonį? Kaip ir priklaus šitą, turėjom šuonį, paprastą USB ir SD kortelių skaitytuvą. Gal aš per žemą jau jums čia. Šitą tokiam aukštį geriau, ne? Yra. Kito. Kapaniai tokį ploną. Nežinau, jums dabar matos, aš gal biškai pafilmuosiu su telefonu, paskiau įdėsiu kadrą. Pilna HDMI. Kapaniai, pasiveizėkit, kiek sunsivein plonum. Jeigu aš gerą perskaičiau, toriausia nuveiti ir 1,1 cm, net pusantro nebebus jau. 2 USB Type-C ir ausienilis. Nu, mikrofono ir ausienilis. Standart. Wow. Bet dizainiuks toks minimalistinis. Pasakom tada, ko mes galvojam. Kaip mums atrodo įjungiams? Čia šitą. Galbūt ką reiks jungti į rozetką. Leiskit malonu biškį pakrauti. Nu ko, grįžom. Pasikrovė, įjungiau, susetupinau. Va, šveiselį baltą, gražiai užsideg. Čia laba dizainas ir estetiškas. O, kaip gražiai, pasiveizėkit. Ale. Čia Asus. Kapelės mygtuks, bet ir Asus. Tas plauks čia mūnai greita. Wow. Kodą. Nukirpau. Nematėt, kokį kodą parašiau, ne? Šiaip, nu džiauria ir dizainas tai neįtikėtina. Susižavėjai. Aš susižavėjęs čia šitą va, kokį rodiklėlį maža graži. Nu, kaip laptopą galiu pasakyti, ir kapons ir galinks. Žinau, dėl ko jis dar ir galinks, dėl to, kad čia yra aušėnim sistema. Čia yra aušėnim sistema. Kapaniai iš vis sugrūda tokį procesorių, teik ramų. Tims, kas labai jau mėgst, labai tikslę viską, žinot, galiu dar ir pasakyti, pasikartu. Čia turim Windows 11 Pro, AMD Ryzen 9, bet AI čipą. Aš pats nelabai gerą susigaudau, bet sak čia gal vežti visokius skirtingi 79 programs, kurios pagreitins jūsų darbus. Pagreitins jūsų vis gyvenimą. Šiaip tinkamai išnaudojams. AI jūs dirbtinis intelekt, jūs gyvenimą švis pagreit. Jūs geriau nesibaiminkit, o nerkit į tom gilį. Nes paskiau bus per vėl. Paminėsit man žodžiu. AMD Radeon grafikas turim ir į AMD Ryzen Team AI jūs dar viens ir build-in. Jėzus Marija. 5,1 GHz with total 12 core, 12 brandulių. 2 TB SSD, jau kalbėjom, 32 GB RAM, tas, baram ir naujausias Wi-Fi. Kaip man patinka, nei kaip ir savo website pasidarė. Kaip sakiau, link aišku video aprašym palieksiu. Kaip įsmagę scrollint ir paveizėti ton website, ką panė viskom padarė, pavyzdžiui, on komp. Aš dabar paskrin rekordinsiu ir jūs pamatysite ant ekraną, čia uždėsiu ant viršaus. Scrollint vesti perėjimą. Nu čia aišku, čia jau ir rimti web dizainerė, kur dirb prie tokių dalykų, bet palauk, tu... What? Rich Content Assistant. O tiesiog sugeneruos tavo atsakymus, kokiu reik visko, nu kaip tai, čia GPT kur ir. Bet viskas built-in. Labai gera. Vaizdas komputė, mes jau prieš tai modelį matėm tokius dalykus, kur background gal išimti. Šiaip tai jo, iš tikrųjų vaveizų dabar tokį didžiau. Touchpad. Visko tu čia gali daryti. Žiaurė dar. Mėla matyti. Smart, čia žinai, kaip ir sak, smart gestures, tai vis turbūt, pavyzdžiui, tuo pusę apšvietėm, padidinti, pamažinti, tuo pusę padaryti apie viršų, apačių. Garsą. Nereikia atskirų, kad būdavo mygtukų padarė čia garsą, o ne? Ne, va, on touchpad. Šveisom, garsą gali reguliuoti. Dar labai pateik paprastą funkciją, bet tep šitą. Žiūri, ne, kaip mes būdom, pavyzdžiui, YouTube vėjais video. Į kontų darai, į šoną rodiklis spaudinėjai, į ton šoną, kad, žinai, prasisukt video kartas nori pagreitinti. Čia tiesiog, žiūri 5 sekundės į priekį. Parsuka 5 sekundės, suka 10. Važiuoju, atgal biškai. O, pala, kun čia sakė? Atgal susigražina. Vienas dar toks, jeigu, pavyzdžiui, smagesnių funkcijų, kur telefoną jau turi tokius dalykus, bet ir kit laptopą, man atrodo, bet man patinka, pavyzdžiui, teisė. Į kamerą pasiveizį, atpažįst tavo veidą, jei laptops atsirakė. OLED ekrans 3K, 120 Hz. Jau laptopį tokiam plonam 120 Hz. 3K ekrans, nepamirškim, ne Full HD. Čia į daugiau. Čia yra grafiks dizaineriams, video montuotojams. Čia akis patys džiaugsis veizėdams į tokį grožį, šveisų, apšvietimą, spalvų derinį. Kaip minėjau prieš tai, Wi-Fi plokštį čia ir kur veiks netgi, kiek čia rašo? 4,8 kartą greičiau negu įprastuoji Wi-Fi 6 plokštį. Atena, ne, tas laiks, kai jau būsim be kabelių. Nu vis ten dalykėlė, Asus Hub ar kaip ten tiksliai vadins, tu gali susijungti su, gali valdyti laptop su savo telefonu. Jokių problemėlių. Nu, verdikts. Plons, galings ir stiprus. Ir nepatikės kompanijai, aš jau tikėjaus kainą, kad bus, kokie 2,6. Galvoju vėl, parodys žmonėms, sakys, kas gal pirkti 2,6. Jūs gerą paieškoja, galit rasti ir už kiek, už ten 1600 kažkelis. Užmėsiu screenshot čia. Kiek aš staigę pigiausią radau. Bet per linką jūs susirasit, kas Lietuvonus pardavinė. Tai darbau viskam. Pirštant spaudėlė bišk matos ant tos medžiagos, kiek aš čia jau pačiupnuojau turėdams. Bet verdikts, simi verdikts. Koks tau galbūt verdikts?
Norėtus gal galingesnis grafikas, kortelis, bet solid žaidimukus. Paprastus žaidimukus pavilgs be problemų. Bet ar aš naudočiau gamingų? Greičiausiai ne. Bet už 1600 tokį gražuolį turėti, keliaut, komunikuoti, dirbti, kūrybinius darbus. I'm taking it. Asus, Zenbook, ačiū, kad man atsiuntėt. Jau ne pirmą modelį išmėginti. Ir aš taip džiaugaus, kad aš galiu pirmasis pačiupinėti. Turbūt nesupykst, kad aš te bišk pamėčiau. Nu, aš duosiu 8 iš 10. Norit, kai jau daugiau galingus žaidimus ant to galėtum žaisti. Bet atsiminkiam vien dalį, jeigu mes padarysim galingesnį vaizdą plokštę, on automatiškai bus storės. Ačiū, kad veizat, spaudom laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir pasiskaitykit plačiau. Linką paleiktų. Geras žvėriukas.